7 ir kol kas visai intriguojanti šios dienos rungtynių pradžia. Dar vienas dėjimas ir galvoja, kad vėliau ar anksčiau čia viskas susitvarkys. O gal ir nesusitvarkys. O tų 5 rungtynių su Koreja Krzysztofas Lavrinovičius netaikliai, Darijušas Lavrinovičius apkaltas. Vėl Arnoldas Seibutis, Darijušas Lavrinovičius. Darijušui Lavrinovičiui taip, šiandieną, man atrodo, kaip tik reikėtų žaisti arčiau krepšio. Ir štai ir čia buvo laimėta dvikova po Lietuvos rinktinės krepšio. Leisdavo įvarčių ir taip ir nepraleido pasaulio čempionate. Galbūt ir Naujoji Zelandija gali būti štai tokia ekipa pasaulio pirmenybėse. Įsibaigus Sidnėjaus olimpiadai jisai tapo vyr trenerio padėjėjų. Štai toks. Dabar viską reikia pradėti iš naujo. Ambekorbis grįžta į aikštę. Vasiliauskas atgal, Jonas Mačiulis. Niekas jo nedengia ir Jonas Mačiulis pati iš visų jėgų, nes mato, kad reikia žaisti iš visų jėgų su Naująja Zelandija ir tribūnų paramos reikia. Vėsi Frankas. Nesijaudinamas dėl nieko pataiko tą dvitaškį Jonas Mačiulis. Netikslus. Kirko Penny perdavimas, perima kamuolį Lietuvos rinktinė. Vat tų greitų atakų po perimtų kamuolių retai pavyksta surengti jas lietuviams. Šarūnas Vasiliauskas. Jo metimas iš toli toks priverstinis, tačiau taiklus. Šnešėjo vakaro rungtynėse Lietuvos komandai. Rungtynėse prieš Naująją Zelandiją, kuriuose Kirkas Penny. Ir taiklus Tajaus Websterio metimas. Lietuvos komanda dabar bando žaisti po vieną. Na, Simai, iš 3 taškų zonos. Taiklus Simo Jasaičio metimas, galimybė atsitiesti Lietuvos. Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos. Taiklus ir Pauliaus Jankūno metimas. Na tai beveik iš po krepšio nuo lentos negalėjo paleisti kamulio. Keisi Frankas ir puikus jo perdavimas. Valančiūnas stato užtvarą, bet baudos aikštelėje 3 jo varžovai. Bet Martyno Pociaus niekas. Surado atsidengusi Joną Mačiulį, Mantas Kalnietis. Idealus buvo ten tas perdavimas ir reikėjo tik pataikyti. Jonas Valančiūnas. Ir vėl šiek tiek netikslus perdavimas, bet pasiėmęs kamuolį po krepšiu Jonas Valančiūnas. Laimėti po tokios kovos irgi būtų smagu. 3 taškus šiandien Koriui Websteriui netokia gera diena, tik 5 taškai jo sąskaitoje. Viskas per Joną Valančiūną dabar ir Jonas Valančiūnas pasidarė nedaro. Jis opcija numeris 2, renkantis snaiperius dėl to, kad Kirko Penny labai aktyviai dengia Lietuvos komandą. Jonas Mačiulis dabar ypatingai skirimų dėmesių jam. Lietuvos gynyboje Mantas Kalnietis, koks idealus perdavimas, gražus, netikėtas. Ir dar kartą.